Sveiki. Gegužės vidurio savaitė buvo pilna įdomių įvykių, apie kuriuos ir norėčiau trumpai su jumis pasikalbėti. Žinoma, centriniai įvykiai sukasi apie Ukrainą arba taip vadinamas taikos dėrybas. Tai, ką matėme, kas prasidėjo praeitos savaitės pabaigoje, kuomet štai atsirado pasiūlymas susitikti Turkijoje, kurį labai entuziastingai palaikė Jungtinės Amerikos valstijos. Manyčiau, kad Zelenskio perimta iniciatyva, pasiūlant susitikti akis į akį su valstybės okupantės, agresorės vadovu Putinu, kuris vienintelis asmuo toje valstybėje ir sprendžia visus reikalus, buvo labai protingas. Kuriam laikui, be jokios abejonės, tai dominavo visą informacinį lauką. Žinoma, Rusija nesutiko, rado įvairiausių argumentų ir panašiai. Pats juokingiausias, kurį išgirdau, kad, žinot, situacija tokia įtempta, kad tokie susitikimai, tokio aukšto lygio susitikimai neturi prasmės. Atvirkščiai, kai situacija tokia įtempta, pirmieji asmenys viską sprendžia. Nuo jų, galima pasakyti, pasirinktos taktikos ir pasiūlytų sprendimų priklauso tolimesnė eiga. Bet kągi, taip neįvyko. Tačiau šios savaitės ketvirtadienį Stambule įvyks susitikimas. Tai bus daugiau techninis susitikimas, labai jau žemas abiejų delegacijų lygis, ta prasme techninis, ar ne? Na, kas tenai bus pasakyta, galima prognozuoti, aš manau, tai bus daugiau tokia propagandinė Rusijos akcija, netikiu jokiais postumiais, nors jų žinoma reikia einant į link susitarimo. Net nebejoju, kad Rusijos pusė kartos ir galbūt netgi sustiprins visus savo reikalavimus Ukrainai ir panašiai. Kaip elgėsi Jungtinės Amerikos valstijos, nepasakyčiau, kad ganėtinai solidžiai. Taip pat ir štai savaitgalį įvykęs didžiojo ketvirto vizitas į Ukrainą pradžioj labai maloniai nustebino, įkvėpė ir leido tikėtis tam tikrų rezultatų, kuomet buvo pasakyta, jeigu Rusija nepaskelbs 30 dienų paliaubas, bus įvestos, na, sakykime taip, kaip buvo pavadinta, vos ne mirtino glėbio sankcijos Rusijai. Turėjo paaiškėti viskas pirmadienį vakare, štai ketvirtadienis, štai penktadienis, tačiau nieko konkretaus negirdime. Manau, jeigu taip ir atsitiks, jeigu nebus jokių sankcijų, o Rusija užsitarnavo, tikrai, jau seniai tokios sankcijos turėjo būti įvestos, o iš esmės kalbame apie finansinės sankcijas, ypatingai skaudžias finansinės sankcijas, atjungiant Rusiją nuo pasaulio vakarų bankinės sistemos pilnai, būtų išties sunkiai pakeliamas smūgis Rusijai. Taip neįvyko. Žodžiai nevirsta darbais. Kiek dar kartų galima bus nusivilti, kiek kartų dar tas patikimumas vakarų, sakykime, pusės atžvilgių galės sumažėti, kad mes suprasime, kad tikrai tie pokalbiai neturi jokios prasmės. Vienas geras dalykas šią savaitę, tai iš tikrųjų paskelbtas 17 sankcijų paketas, galim sakyti toks eilinis, ar ne? Paskutinis greičiausiai pirmininkaujant Lenkijai, nei mažiau, nei daugiau 189 šešėlinio laivyno tanklaiviai yra įtraukti į šį sąrašą. Štai girdime apie naujas konfliktinės situacijas šalia Estijos krantų. Seniai reikia ne 189, 350 ir daugiau, kadangi tokių tanklaivių yra iš viso virš 600, ar ne? Yra įtraukta 30 įmonių, kurios padėjo apeidinėti sankcijas, 20 Rusijos aukšto lygio teisėjų, kurie beje nuteisė daug opozicijos lyderių. Na ir draudimas visą aukštą technologiją ne tik tai eksportuoti į Rusiją, bet ir vežti tranzitu per Rusijos teritoriją, žinom, kur jinai nusėda. Galbūt tai ir nebloga idėja, galbūt ir geras žingsnis, bent šiek tiek kompensuojantis tą neryžtingumą, tą vakarų neryžtingumą, kuris, prisipažinsiu, ne tik atslegia, bet tampa jau ir pavojingas mums patiems. Dar viena žinia susijusi su Ukraina, nes šį savaitę, reikia pasakyti, iš tikrųjų, išimtinai sukosi reikalai aplink Ukrainą, buvo įvairiausių susitikimų, pokalbių, diskusijų čia Europos parlamente, kur teko ir man pačiam dalyvauti. Olga Stefanišina, vyriausioji derybininkė ir vicepremjerė, kalbėjo mūsų renginyje apie plėtrą, apie Ukrainos stojimą į Europos Sąjungą. Tačiau
išgirdom ir blogą žinią iš komisijos, kuris siūlo vėl įvesti kvotas, ribojant Ukrainos žemės ūkio produkciją. Tai yra bloga žinia, tikrai nereikalingas sprendimas, galima buvo spręsti visai kitaip. Deja, matot, žemės ūkio lobistai pasiekė savo. Kur žemės ūkio lobistai pralošė, tai štai ketvirtadienį Tarptautinės prekybos komitete balsavome ir parėmėme sprendimą dėl aukštesnių muitų Rusijos ir Baltarusijos trąšoms. Čia jau yra geras bent sprendimas, šiek tiek, na, sakykime taip, aiškiai besikertantis su Europos komisijos pasiūlytų keliu. Šį penktadienį, kaip visada, susitikimai, vyksiu į Prienus, kur su vietos gimnazija, vietos gimnazistais kalbėsimės apie populizmą, euroskepticizmą ir kitus dalykus. Bus malonu pabendrauti ir net nebejoju, kad tai bus tikrai smagus renginys abiem pusėm. Kągi, gero savaitgalio ir iki kitų kartų.